Labai daug laiko, ne tai, kad vieną savaitę ar dvi, bet pusę metų, 3-4 mėnesiai, labai ilgų valandų darbas. Ar smagu, kad paroda atidaryta mokykloje, kurioje jūs dirbote ir kad pamatys ne tik buvę ir esami kolegos, ko gero, bet ir vaikai? Be abejo, džiugu, kad aš šitoj mokykloje be galo daug metų praleidau, dėsčiau čia darbus ir pasiekėjų labai daug turiu. Ir man malonu, kad aš čia grįžtu su savo darbais, su savo indėliu į mokyklos. Prisimenant mokyklą, šiemet tas didelis jubiliejus yra labai brangus mums visiems. Parodos pristatymo proga vakar skaitykloje susirinkusiems mokiniams autorė pasakojo, kad rankdarbiai ją sudomino dar vaikystėje. Ji prisiminė visą gyvenimą mėgusi megzti, o pastaruoju metu savo dienas, o kartais ir naktis sakė leidžianti siuvinėdama kryželiu. Aldona Galdikienė jau turi daugybę savo pasekėjų, o pamatę parodą siuvinėjimo techniką galbūt susidomės ir renginyje dalyvavę bei kasdienį skaityklą užsukantys moksleiviai. Dabar metas išgirsti, kokius įvykius per savaitę užfiksavo policijos pareigūnai. Rubrika kriminalinių įvykių apžvalga ir žodis policijos komisariato organizacinio poskyrio viršininkui Edgarui Suchanekui. Labas vakaras. Jūsų dėmesiui kriminalinių įvykių apžvalga. Per savaitę policijos pareigūnai užregistravo 5 nusikalstamas veikas bei išaiškino 56 nedrausmingus vairuotojus. 3 iš jų sėdo prie vairo būdami neblaivūs. O dabar apie visus įvykius plačiau. Praėjusį trečiadienį į policijos pareigūnus kreipėsi Neravų kaimo gyventojas, kuris pranešė, kad nuo jo automobilio Volkswagen pavogti priekiniai žibintai bei Volkswagen ženklas. Automobilis stovėjo Neravų kaime, nesaugomoje automobilio aikštelėje prie gyvenamojo namo. Na ir vėl informacija apie telefoninius sukčius. Penktadienį sukčiai prisistatydami policijos pareigūnais iš Druskininkietės išviliojo 2800 litų. Pirmadienį nukentėjo ir kita Druskininkietė. Iš jos sukčiai išviliojo 400 litų. Policijos pareigūnams pavyko sulaikyti 4 asmenis įtariamus šių nusikalstamų veikų padarimų. Penktadienį buvo apvogtas Druskininkietei priklausantis butas, esantis Liškiavos gatvėje. Ilgapirščiai iš buto pavogė juvelyrinius dirbinius bei banko mokėjimo kortelę. Moteris patyrė 6420 litų nuostolį. Druskininkų policijos komisariato pareigūnai prevencinės priemonės metu pas Svečiūnų seniūnijos gyventoją rado galimai padirbtus Lietuvos Respublikos piliečio pasą, 2 vairuotojo pažymėjimus bei kitus netikrus dokumentus. Kas padirbo šios dokumentus ir kur jie būtų panaudoti, tiria policijos pareigūnai. Antradienį vienos Druskininkų kavinės savininkas policijos pareigūnams pranešė, kad apie 5 valandą ryto nežinomi asmenys plytgaliu išdaužė kavinės lango stiklo paketą. Tai tiek apie įvykius šį kartą. Likite sveiki ir saugus, pasimatysime po savaitės. Kristina Platonovienė netrukus jums praneš sportinio Druskininkų gyvenimo naujienas. Labas vakaras sporto aistruoliams. Lietuvos rankinio moterų pirmenybėse Druskininkų sporto centro merginų rankinio komanda, vadovaujama trenerės Danguolės Sukankaitės, išvykoje žaidė su Kauno Gajos komanda. Nors druskininkietėms išvykoje pavyko laimėti pirmąjį kėlinį 11-10, rungtynės pralaimėtos rezultatu 25-29. Namuose organizuotose prieš paskutinėse pirmojo rato moterų rankinio pirmenybių varžybose mūsiškės nesunkiai įveikė Molėtų SC komandą rezultatu 32-22. Pasibaigė Druskininkų savivaldybės moterų šaškių pirmenybės. Moterų grupėje pirmąją vietą iškovojo Janina Račkauskienė, antrąją Danutė Čepanauskienė, trečiąją Elena Rapkauskienė. Druskininkų savivaldybės pirmos lygos krepšinio čempionato pirmojo rato varžybose ugniagesiai rezultatu 73-64 įveikė Druskininkų sporto centro komandą. Aqua 86-84 įveikė Argentus. O atgimimo krepšininkai 73-64 buvo pranašesni už Druskininkų vandens parko komandą.
Druskininkų savivaldybės antros lygos krepšinio varžybose SPA Vilnius 87-61 įveikė Anpreką. Ekspresas rezultatu 41-36 įveikė AKK. Techpro 81-59 įveikė Vilgen, o Gardino 21 komanda 67-75 pralaimėjo Kolegijos ekipai. A klasėje 88-49 įveikė Leipą, o Druskininkų užkardos policijos rinktinė 80-55 sutriuškino AKK. 1993 metais gimusių berniukų komanda, vadovaujama trenerio Sigito Šimkūno, išvykoje rezultatu 62-70 pralaimėjo Vilniaus Justitia Junior komandai, o rezultatu 57-70 nusileido bendramžiams iš Alytaus. Rezultatyviai šiose varžybose žaidė Justas Balionis, Lukas Zubavičius, Aurelijus Stankevičius. Lietuvos jaunių vaikino krepšinio A čempionato antro diviziono varžybose namuose druskininkiečių komanda treniruojama Sigito Šimkūno rezultatu 86-70 pralaimėjo raseiniškiams. Mūsiškių komandoje pasižymėjo Lukas Banketa ir Karolis Tulaba. Lietuvos jaunučių B krepšinio rungtynėse Vilniuje trenerio Andriaus Vilkevičiaus treniruojama 1995 metais gimusių berniukų komanda rezultatu 84-41 įveikė Vilniaus Gabijos pirmąją komandą. Rezultatyviausias druskininkiečių komandoje buvo Lukas Radvilavičius, pelnęs 23 taškus. Lietuvos rankinio federacijos taurės varžybose išvykoje trenerio Antano Andrijausko jaunių komanda susitiko su Radviliškio komanda. Varžovus druskininkiečiai įveikė rezultatu 42-32. Rezultatyvumu varžybose pasižymėjo Rytis Šimoniūtis, Tadas Tumosa ir Gediminas Stažys. Tiek sporto naujienų šį kartą, o naujausi druskininkiečių sportiniai laimėjimai po savaitės. Ačiū žiūrėjusiems žinias ir iki pasimatymo po savaitės.